Vyro nuosavo vardu Piotr valios pareiškimas. Aš žmogus, vyras, nuosavo vardu Piotr, kurio vardu pavadino mano tėvai. Aš pagimdytas mano motinos nuosavo vardu Sabina Franako dukros Pradzidavičių giminės. Nuo mano tėvo Vlado Stanislavo sūnaus Imbrasų giminės gimiau gyvas. Kūnų ir siela būti sąžiningas, doras, laisvas, atsakingas už savo veiksmus, garbingas, laisvas, reikšti savo mintis ir nuomonę, būti nevaržomas įstatymais, kurie prieštarauja žmogaus teisės ir laisvės. Aš įgyvendinu šitoj žemėje savo teisės ir laisvės, suteiktos man kūrėjo nuo pat mano gimimo dienos. Chronometrinio skaičiavimo 1981 birželio 29 dienos. Aš, vyras Piotr, nesu fizinių asmenų graždanin Imbrasas Piotr Vladislavovič, pagal gimimo liudijimą, kuris buvo sukurtas 1981 rugsėjo 7 dieną Lietuvos TSR TSRS. Nesu asmuo parašytas kapsloku pase Imbrasas Piotr, kurio emitentas Lietuvos Respublika. Ir išvis nesu joks įrašas popierio. Aš valdau tos sukurtos duomenis. Už duomenis popierio ar pase atsako emitentas tų duomenų. Nesu duomenų Imbrasas Piotr patikėtinis ar globėjas. Aš esu veiksnus ir nereikalauju jokių globėjų Lietuvos Respublikos vardu. Aš, vyras Piotr, man teisinis statusas žmogus. Draudžiu bet kurią intervenciją į mano kūną be mano sutikimo. Draudžiu paimti arba sulaikyti man priklausantį turtą. Draudžiu naudoti mano valdomo asmens duomenis. Tarptautinė viešąją teisė, kurioje esu žmogus, ne asmuo. O būtent Visuotinė žmogaus teisių deklaracija priimta Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 1948 metų gruodžio 10 dieną. Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija priimta 1950 lapkričio 4 dienos su pakeitimas, papildymais, protokolais numeris 11, numeris 14. Įsigaliojo nuo 2010 birželio 1 dienos Tarptautinių pilietinių teisių pakto priimto Generalinė asamblėja 1966 metų gruodžio 16 dieną. Nesu sudaręs jokių sutarčių su LR mokesčių inspekcija, su LR policija ir kitokiom tai vadinamom Lietuvos Respublikos institucijom. Man priklausantis transportas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas priklauso man. Ir yra neliečiamas visom institucijom ir visokiem fiziniam asmenim. Draudžiu apriboti mano judėjimo laisvę ir teisę. Negalioja jokie man išduoti dokumentai, kurie buvo išduoti apgaulės būdu, man neišaiškinus ir nesuprantant tų dokumentų išdavimo pasekmių, tai yra apgaunant mane ir prieš mano valią. Galioja tik mano sukurti dokumentai, pasilieku savo teisę keisti šį valios pareiškimą į teksto traktavimą turiu teisę tik aš. Tarp manęs ir kurioje nėra ir negali būti jokių tarpininkų. Šis valios pareiškimas įsigalioja nuo paskelbimo momento. Chronometrijos skaičiavimais 2024 metų gegužės 23 dieną.